Sveiki, čia VMG sala ir šioje puikioje vietoje norėčiau šiandien pakalbėti apie arbūzą. Būtų nuobodžiausia, jeigu šiandien pasiūlyčiau jums pasigaminti fetos ir arbūzų salotos. Tai šiandien laidoje to tikrai nebus. O gaminsime gardų užkandį, kuris tikrai patiks jūsų vaikam ir atgaivins šiltą rudens dieną. O pradžioj norėčiau pakalbėti apie patį arbūzą. Kaip išsirinkti arbūzą? Renkantis arbūzą reikia žiūrėti, kad jo dydis būtų vidutiniškas, nes blogiausia, kada jis yra labai didelis, nes gali būti pernokęs, arba labai mažas, kada nesunokęs. Padaužius į arbūzą garsas turėtų būti duslus. Nesibaiminkite geltonų dėmių, vadinasi, arbūzas gulėjo tiesiog šitoj vietoj ir noko. Turbūt nepatikėsit, bet arbūze be 90% vandens yra ir labai daug naudingų medžiagų. Tai vadinasi, yra labai daug geležies, kalio, magnio, o vitamino C dviejose riekelėse pakanka visiškai dienos normai. Nors ir arbūzas nėra rūgštus, bet vitamino C jame tikrai yra. Tad gal keliaukime prie recepto. Pradžioj mums reikia atpjauti per pusę arbūzą, aš tik tai nupjausiu viršutinę dalį, kad lengviau būtų jį pastatyti ant stalo. Taip, ir dabar pjausiu per pusę. Iš tiesų, Graikijoje arbūzai ypatingai sultingi ir galingi. Štai, žiūrėkit, koks gražus, prinokęs ir sultingas. Taip, šitą dedu vakarui. O šitą arbūzą mes paskaninsim. Ir skaninti reikės citrinos žievelę. Patarkuojame ant viršaus šiek tiek. Jinai, kadangi smulki tarka lieka pačioj tarkoj, tai tiesiog su pirštais paimsiu ir ištrinsiu viršutinę arbūzo dalį. Meksikiečiai labai mėgsta arbūzą paskaninti čili pipirais, tai mes norėtume išmokyti ir graikų tautą karts nuo karto paskaninti arbūzą šiais prieskoniais. Aš truputį jais apibarstau arbūzo viršų. Jeigu ruošiate šį patiekalą vaikam, tai siūlau gal čili pipirų nedėti, bet savo tikrai vieną kraštelį padaryti su čili pipirais. O dabar slaptas ingredientas, tai yra mėtiniai ledinukai, kuriuos galite nusipirkti kiekvienam prekybos centre. Paimam akmenį, nes esame visiškai laukiniai gamtoj. Dedu tokius 4-5 ledinukus ir jos truputį. Taip, ir dabar šiais visais ledinukais apibarstome arbūzą. Tada su peiliu įpjauname kvadratėliais. Įpilame šiek tiek vandens, kad dar geriau įsigertų ledinukų skonis į patį arbūzą. Palaukame keletą minučių, kai ledinukai tik pradės tirpti ir kad jie neužstriktų tarp dantų. Ir pasiimkite šaukštą ir tiesiog su šaukštu ragaukite. Manau, kad mėtinio arbūzo tikrai dar neragavot. Tai puikus eksperimentas, kuris nudžiugins tiek jūsų namiškius, tiek draugus. Skanaus ir nepamirškit eksperimentuoti. Iki.